Tai tu filmuoji ar ne? Taip. Sveiki, šiandien parabėjus matysite, kaip mūsų komanda ruošiasi naują užduočiai. Paskui mane. Štai jūs matote, kaip jie sėdi. Ei, klausyk, nieko čia nebus, davai einam papietaut. Tik aš stebėjau. Žiūrėk, kadras yra. Tai? Mes tai sutvarkysime. Mes turim bylą. Kas per... Tu ateini ar ne? Jo, ateinu. Gerai, pradėk. Gerai, reikalas toks, jog mus iškvietė į stovyklavietę Rūtą ir ten pradėjo vykti kažkokie paranormalūs reiškiniai. Žmonės gąsdina ir stengiasi iššaukti demonus. Tai mums reikėtų tą išsiaiškinti. Galėtų nešti žemėlapį? Taip, tai mes atvažiuosim šitų kelių ir mūsų pagrindinis tikslas išsiaiškinti pagrindinės susibūrimo vietas, kodėl dingsta ir sužinoti, kodėl dingsta. Hei, pažiūrėkime, ką kraunasi mūsų šaunuoliai, kareiviai su vaiduokliais į išvyką. Dulet, ką tu čia dedi? Mano vaiduoklių medžiojimo įranga. Kaip tu medžiosi? Kaip medžiosi? Tu ką nežinai, kaip šituo naudotis? Aš nežinau, tugi žinai. Čia labai paprasta, jį prijungi prie kompo, išsijungi vaiduoklių medžiojimo programą ir tada vaikštai ir juos medžioji. To niekur nereikia eiti. Aš pasisekė, kad mes... Renata, o čia, pala, atrodo kaip sidabras, čia gal vilkolkiam žudyt? Ką jūs juokauja, čia kaip kutė, žmonės. Ne, gerai, toliau. Klausyk, Montai, ką tu čia? Čia naujasis testamentas. Bandysiu užkalbėti demonus, kad jie pasišalintų iš vietos. Bijo testamentą? Jo. Nu, jei jau nebijos, tai su pašventintu kamuoliuku juos išsprendžia. Aš ir bijau, tai gal einam, na. Vaidai, klausyk, ką tu čia darai? Tai kraunas, daiktus sustabdyk. Jie kažką ten dar padaraus kraus, ką tu čia krauni? Tai čia viskas yra labai aišku, padedi įjungi ir jisai pradeda tau rodyti, ar yra vaiduoklio, ar nėra. O tai ko čia padės apsigilti nuo vaiduoklio? Čia? Tai čia mes išsiaiškinsim, kurioje vietoje yra jis, ar nėra. Klausyk, tu matas, kad protingesnė žmonė. Taigi sužinojome, kad keliausime į Rūtos stovyklą kovoti su antgamtiniais demonais. Tai štai, mūsų komanda jau nekantrauja. Jie tiesiog trykšta noru išvaryti demonus iš Rūtos stovyklos. Šauk, vien. Gerai. Va, prašau, matot? Mėly žiūrovai. Gerai, davai, sėdam ir mes į mašiną. Ei! Ei, o kaip galvojat, kas čia galėtų būt? Baubas! Arba smurfai. Troliai, ragana. Kaukas! Ar bomžas koksgi? Vampyrai? Edvardas. Tas iš Perlaito! Kas ten toks? Kas šiandien tikrai nesivaideno? Nėra kapavičių, todėl tai nėra piktos dvasios. Neradome jokių kūnų su dantų žymėmis, tai tikrai nėra vampyrai. Na ir jokių kūnų, kur būtų išpjautos širdis, tai tikrai ne vilkolakiai. Taip pat nėra šeimos konfliktų pasibaigusių mirtimi, todėl baltąją mirtį šiandien nekvepia. Jokių maišelių su ypatingomis žolelėmis neradome, tačiau mes su Nijole neatmetame minties, kad čia gali būti raganų darbas. Mes negalim taip didelis, mums reikia žinot konkrečiai, ką mes atmetam, kas tikrai negali būti, nes mums reikia fiksuoti, mums reikia rasti sprendimo būdą, tai tikrai pasistengiant kitą kartą susižiūrėti, kas būtent visas iš galimybės, ko mes šiandien neturim, kas tikrai nesivaidena. Tai dar kartą akcentuoju, kas nesivaidena, surandant visus faktus, pateikė čia mums ir patikrinat. Hebra, man atrodo, čia buvo blynai. Man atsibodo. Einu aš su vietiniais pasitarti, nežinau. Dominai, palauk! Hebra, man atrodo, jis dingo.
Kas čia vyksta? Kol kas mums dar nepavyko išsiaiškinti, kas čia ritualinis šokis. Dabar nustatinėjau informaciją, man atrodo, jie šoka senovės korėjiečių ritualinį šokį. Tikriausiai jie ruošiasi garbinti vaiduoklių monstrą Gangmaną. Kaip įdomiai. Kas čia bus? Aš bijau, kad jie mus pastebės. Jie mus pastebėjo. Fuck. Aš neįsivaizduoju, kas nutiko. Bet jiems tai pavyko. Jie visus kitus išžudė ir jie iškvietė